vieno. Bus rimti reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi žengti kartu. Reikia keltis ir eiti. Tai kur tu? Gabris jau su tavim? Tai gerai, važiuok į čia. Laukiu. Hei! Palikot? Oi, ačiū, kokia aš išsiblaškęs. Tai gal palikit savo telefono numerį, kad kitą kartą galėčiau vardu kreiptis. Nežinau, aš nedalinu savo telefoną į kairę į dešinę. Ir teisingai darot. Bet man galėtumėt padaryti išimtį. Pamatysit, nesigailėsit. Tai diktuokit. Tai iki pasimatymo paskambinsiu. Iki. Privertė gerokai mane pasinervinti. Nebloga. Kas čia tokie? Nesvarbu, sėdam. Tai Šarkys supresavo. Nenorėjau piktis. Šarkys eina už Kaunecką. Kauneckas dirba jam, todėl visus ir priduoda. O judu su savo žaidimais. Negyvai mane užknisat. Kaip man tvarkyti reikalus? Jeigu judu laksot po miestą ir žmonės grobėt. Kaip? Taigi viskas jau baigėsi. Daugiau tokių korkių nebus. Dar kartą tokia saviveikla. Ir mūsų keliai skiriasi. Aišku? Aišku. Alkanas turbūt. Žinai, Julika kulinarijoje nežiba. Tai prašau. Ačiū. Alaus reikėtų paimti. O šiūdas. Kas yra? Numeris neišsisaugojo. Reikėjo iš karto skambinti. Pats žinau. Tiek to. Hardas. Turbūt nori ryškintis. Tik ramiai. Nekelk kipišo. Alio? Nu, sveikas. Telefonas? Jo, pas mane. Pamiršau paduot. Privežt ar pats atvažiuosi? Gerai, atsiųsiu adresą. Pamiršau Iglės telefą atiduot. Privažiuos pasiimt. Labai gerai. Prie manęs ir susitaikysit. Galutinai. Kaip pasakysiu? Reikėtų alaus prie maisto. Užsisakyk.
Nemiegi? Ne. Susiskambinau. Nuvažiuosiu paimti tavo telefoną. Gerai. Kaip jautiesi? Kaip ištrūkusi laisvę. Gal raminančių išgerk? Tu kada grįši? Tai paimsiu telefoną ir iš karto grįšiu. Gerai, aš tave dar iki darbo palieksiu, pažiūrėsiu, kaip ten reikalai. Vienos tavęs dabar tikrai nebeišleisiu. Tai gal geriau sutvarkyk taip, kad nereikėtų drebėti. Ar negali? Galiu. Išsikrovęs? Kaip išjungiau, nebuvau įjungęs. Gal net ir nebuvo pasikrovęs. Atvažiuoja. Tik ramiai. Kaip ir kalbėjau. Telefoną. Rolai. Kažkoks labai senas, naujesnio reikėtų. Palauk. Atsiprašyti noriu. Palauk! Nori atsiprašyti. Tu mane irgi suprask. Mane irgi nervas ima. Iglė neteisingai elgėsi. Tik pagazint norėjau. Čia viskas, ką norėjot pasakyti. Neliskit prie Iglės. Palikit ją ramybėj. Pyksta, oi pyksta pipiriukas. Nustok urgzt. Na va. Atsiprašai ir karūna nenukrito. Paėmei? Važiuosiu iki darbo. Sutari, kad nebelysta? Sutariau. Bet gal tau reiktų pailsėti savaitę, 2. Nesupratau, tai mane vėl gaudys? Ne, negaudys. Viskas, Gabris atsiprašė. Šarkis gerai jį prispaudė, bet... Aš turiu omeny, kad gal būtų gerai tau atsigauti po visų šitų stresų.
Važiuoju į darbą. Raktelius duok. Tai bent pasakyk, ką galvoji dėl poilsio. Pagalvosiu. Labas. Jo, man viskas gerai. Nu, beveik gerai. Tavęs labai ilgiuosi. Dabar? Gerai, sakyk, kur važiuoti. Imk kiek reikia, smulkiom išlaidom. Iš kur pinigai? Nebijok, nieko neužmušiau. Gabris sumokėjau už paslaugą. Kas per paslaugą? Nesijaudink. Švarūs pinigai. Švarūs pinigai yra tie, kurių kilmė aiški. Susitaikiau su Hardu. Jo žmogus pamokėjo. Rimtai? Kam jis reikalingas? Susimokėjo. Laisvas. Na, jeigu čia tiesa, tai gerai. Gerai, gerai. Nu ką, dabar alus, o vakare seksas. Manęs nebus, aš išvažiuoju į sodybą. Dianos gimtadienis reikia pasveikinti. Doviliu, nevažiuok. Pažadėjau. Tada rytoj, šiandien dienas apšilsiu. Pažiūrėsim. Nėra ką žiūrėti. Dovilė, aš viską darau, kad tau būčiau geriausias. Tu mano angelas sargas. Nesikuklink. Imk kiek reikia.
Kaip tu? Tavęs labai pasilgau. Aš irgi. Tau viskas gerai? Dabar jau gerai. Tai kur tu? Gerai, mes su Bene ant tavęs laukiam bare. Ok, davai. Kaip įgalė? Žinai, nelabai. Nu jo. Ne kiekvieną dieną tokie dalykai atsitinka. Šarkys net pinigų neėmė. Sako, ne viskas daroma už pinigus. Prisimeni, kad už jo gydymą mokėjai? Gal. Bet žinai, vis tiek negaliu pasakyti, kad Šarkiu aš taip visiškai pasitikiu. Gyvenime, Hardai, niekuo taip visiškai iki galo pasitikėti negali. Tas taip. O Igliai reikėtų kažkur išvaryti, pailsėti. Tai aš jai taip ir sakiau. Kur nors nuskrist, pakeisti aplinką, pravėdinti galvą. Nes dabar iš vis įsiderinus kažkokią. Ką jie? Turbūt varys. Niekur aš nevažiuosiu, man su tavim ramu. Niekas tau nebegrėsia. Kalbėjau su vienu iš jų. Su kuo? Seru Rolandu Vandžiu. Su tuo velniu? Kodėl velniu? Nu, jis tau nepanašus į velnę? Eik. Aš kai jį pamatau vis laik po tą naktį sapnuoju košmarus. Va. Dėl to tau reikia išvažiuoti. Kad išsimiegotum. Nevažiuosiu aš niekur viena. Kas tau sakė, kad viena važiuosi? Paieškam, ką nors paskutiniai minutiai. Kur pasislėpėt? Как делишки? Kaip su ventiliacija. Ką tu, Beniuха, ką tu? Tu sakėjai, mes atsakėm, padarėm, в общем. Reiškia, jau liko paskutinė šachta, Jurančka prižiūri, dirba non-stop 24/7. Gerai, aišku, gerai. Tai ryt pradedam. Jo, nėra ko laukti. O pirkėjas yra? Henrikas sakė, turi kažką. O kur įsiti твою мать pas? Kas čia darosi, blin? Gi reikia viską suderinti, jūs tai matot, kas darosi gatvėse? Kraujas ir taip toliau, blin! Taigi tu sakai taika. Taika. Kreiptų dėmesio į. Buvau aš juos sutikęs, kai važiavau Iglės telefoną paimti. Sutikęs ką? Nu ką? Kraftą, Gabrį, Rolą. Šarkio spaudimas suveikė. Gabris, tipo, atsiprašo. Rolas liktais irgi nusiramino. Skambinu Henrikui. Kas? Toks jausmas, kad viską girdi ir mato. Richardas. Neatsiliepk. Baigtų, aš negaliu taip. Klausau.